Tarptautinės genocido tyrėjų asociacijos rezoliucija dėl situacijos Gazoje. Pripažindama, kad nuo 2023 m. spalio 7-osios siaubingo Hamas vadovaujamo išpolio, kuris pats savaime yra tarptautinis nusikaltimas, Izraelio vyriausybė sistemingai ir plačiai vykdė nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus ir genocidą, įskaitant beatodairiškus ir tyčinius išpolius prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, ligoninės namus, komercinius pastatus ir kitą Gazoje, dėl kurių pagal oficialius Jungtinių tautų skaičiavimus iki šios rezoliucijos priėmimo dienos žuvo daugiau nei 59 000 suaugusiųjų ir vaikų Gazoje, pripažindama, kad dėl šių nusikaltimų, kaip manoma, tūkstančiai žmonių liko palaidoti po griuvėsiais arba kitaip nepasiekiami ir greičiausiai žuvo, pripažindama, kad dėl šių bombardavimų ir kitų smurto veiksmų, kaip manoma, sužeista daugiau nei 143 000 žmonių, iš kurių daugelis liko suluošinti, pripažindama, kad Izraelio vyriausybės veiksmai prieš palestiniečius apėmė kankinimus, savavališką sulaikymą, seksualinį ir reprodukcinį smurtą, tyčinius išpolius prieš medicinos darbuotojus, humanitarinės pagalbos darbuotojus ir žurnalistus, tyčinį maisto, vandens, vaistų ir elektros būtinų gyventojų išgyvenimui, atėmimą, pripažindama, kad Izraelis keletą kartų prievartą iškeldino beveik visus 2,3 milijono palestiniečių Gazos ruože ir nugriovė daugiau nei 90% būsto infrastruktūros teritorijoje, pripažindama, kad šių nusikaltimų pasekmės apėmė ištisų giminių ir keleto palestiniečių kartų sunaikinimą, pripažindama, kad Izraelis sunaikino mokyklas, universitetus, bibliotekas, muziejus ir archyvus, kurie visi buvo būtini palestiniečių kolektyvinės gerovės ir tapatybės išlikimui, pripažindama, kad Izraelis nužudė arba sužeidė daugiau nei 50 000 vaikų ir kad šis reikšmingos grupės dalies sunaikinimas yra genocidas, kaip pabrėžia bendroje įsikišimo deklaracijoje Tarptautinio teisingumo teismo byloje Gambija prieš Mianmarą, kurią pasirašė 6 šalys – Kanada, Danija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai ir Jungtinė karalystė, kurioje teigiama, kad, citata, vaikai sudaro didelę dalį grupių, saugomų genocido konvencijos ir kad vaikų žudymas rodo ketinimą sunaikinti grupę kaip tokią, bent jau iš dalies. Vaikai yra būtini bet kurios grupės išlikimui, nes fizinis grupės sunaikinimas yra garantuotas, jei ji negali atsinaujinti. Citatos pabaiga. Pripažindama, kad Izraelio vyriausybės vadovai, karo kabineto ministrai ir aukšti kariuomenės pareigūnai aiškiai išreikštė ketinimą sunaikinti, apibūdindami visus Gazos palestiniečius kaip priešus ir žmogiškus gyvulius, bei pareikšdami ketinimą padaryti maksimalią žalą Gazai, sunaikinti Gazą ir paversti Gazą pragaru. Pripažindama, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pritarė dabartinio JAV prezidento planui prievartą išvaryti visus palestiniečius iš Gazos ruožo, nesuteikiantiems teisės grįžti, ką Navi Pillai, Jungtinių tautų okupuotų Palestinos teritorijų tyrimo komisijos vadovė, apibūdino kaip etninį valymą, pripažindami, kad tyčinis žemės ūkio laukų, maisto sandėlių, kepylų naikinimas ir kita prievarta trukdanti maisto gamybai, kartu su atsisakymu teikti humanitarinę pagalbą ir jos ribojimu, rodo tyčinį gyvenimo sąlygų pabloginimą, dėl kurio Gazos palestiniečiai badauja. Pripažindama, kad 2024 m. lapkričio 21 d. Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė arešto orderius Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu ir buvusiam gynybos ministrui Joavui Galantui dėl 2021 m. kovo 3 d. pradėto teisminio tyrimo dėl nusikaltimų padarytų Palestinos teritorijoje nuo 2014 m. birželio 13 dienos, kaltindamas juos nusikaltimais nurodytais Romos statute, Gazos ruože nuo mažiausiai 2023 spalio 8-osios, įskaitant civilių badą, tyčinį puolimą prieš civilius gyventojus, žmogžudystę ir persekiojimą. Kadangi Izraelio veiksmai, kuriais buvo reaguojama į spalio 7-osios dienos išpolį ir vėlesnį įkaitų laikymą, buvo nukreipti ne tik prieš už tai atsakingą Hamas grupuotę, bet ir prieš visus Gazos gyventojus, pripažindama, kad Tarptautinis teisingumo teismas 3 laikinosiose priemonėse byloje Pietų Afrika prieš Izraelį 2024 sausio, kovo ir gegužės mėnesiais nusprendė, kad yra tikėtina, jog Izraelis savo išpolių Gazos ruože vykdo genocidą ir įpareigojo Izraelį imtis visų priemonių, kurios yra jo galioje, siekiant užkirsti kelią tiesioginiam ir viešam genocido kurstymui bei už tai bausti ir užtikrinti humanitarinės pagalbos teikimą Gazos ruožo civiliams gyventojams. Pripažindama, kad pirmaujančios pasaulinės tarptautinės teisės organizacijos ir Jungtinių tautų institucijos
įskaitant Amnesty International, Human Rights Watch, Forensic Architecture, Dawn, B'Tselem ir Physicians for Human Rights, taip pat specialusis pranešėjas dėl žmogaus teisių padėties okupuotose Palestinos teritorijose, atliko išsamius tyrimus ir paskelbė ataskaitas, kuriuose daroma išvada, kad Izraelis vykdo genocidą Gazos ruože. Pripažindama, kad daug Izraelio, Palestinos, žydų ir kitų mokslo ekspertų, dirbančių holokausto ir genocido tyrimų bei tarptautinės teisės srityje, padarė išvadą, kad Izraelio vyriausybės ir kariuomenės veiksmai yra genocidas, pripažindama, kad tarptautinė pilietinė visuomenė yra atsakinga už genocido prevenciją, skatindama ir padėdama valstybėms vykdyti savo įsipareigojimus pagal genocido konvenciją užkirsti kelią genocidui, jį sustabdyti ir nubausti, pripažindama, kad tariamo saugumo priemonės prieš tam tikros grupės narius dažnai tampa pretekstu masiniams žudimams ir genocidui, kaip atsitiko šiuo atveju. Todėl Tarptautinė genocido tyrėjų asociacija pareiškė, kad Izraelio politika ir veiksmai Gazos ruože atitinka genocido teisinį apibrėžimą, pateiktą Jungtinių tautų konvencijos dėl genocido prevencijos ir baudimo 1948 metai antrajame straipsnyje. Pareiškė, kad Izraelio politika ir veiksmai Gazos ruože yra karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui, kaip apibrėžta tarptautinėje humanitarinėje teisėje ir tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto. Ragina Izraelio vyriausybę nedelsiant nutraukti visus veiksmus, kurie yra genocidas, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui prieš palestiniečius Gazos ruože, įskaitant tyčinius išpuolius prieš civilius, įskaitant vaikus, ir jų žudimą. Badą, humanitarnės pagalbos, vandens, kuro ir kitų gyventojų išlikimui būtinų daiktų nepakankamumą, seksualinį ir reprodukcinį smurtą ir priverstinį gyventojų perkelimą. Ragina Izraelio vyriausybę laikytis Tarptautinio teisingumo teismo laikinųjų priemonių nutarimų. Ragina Tarptautinio baudžiamojo teismo valstybės narės laikyti savo įsipareigojimų, bendradarbiauti su teismu ir perduoti bet kurį asmenį, kuriam išduotas arešto orderis. Ragina visas valstybės aktyviai vykdyti politiką, užtikrinančią jų įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, įskaitant genocido konvenciją, ginklų prekybos sutartį ir tarptautinę humanitarinę teisę, laikymasi Izraelio ir Palestinos atžvilgiu. Ir ragina Izraelio vyriausybę ir visas kitas Jungtinių tautų narės remti atstatymo ir pereinamojo laikotarpio teisingumo procesą, kuris užtikrins demokratiją, laisvę, orumą ir saugumą visiems Gazos gyventojams. Teksto redakcija 2025 m. Liepos 28 dienos. Rezoliucija priimta 2025 rugpjūčio 31.